Lietuvos rinktinei nepavyko pratęsti savo pergalių serijos. Po 7 laimėtų rungtynių mūsų komandai teko pripažinti JAV rinktinės pranašumą. Pusfinalis pralaimėtas rezultatu 74-89. Nepatekus į pasaulio čempionato finalą, rinktinė sieks triumfuoti mažajame finale. Kovoje dėl bronzos Lietuvos rinktinė kovos prieš serbus, kurie savame pusfinalyje turėjo pripažinti Turkijos rinktinės pranašumą rezultatu 82-83. Lietuvos rinktinėje rungtynėse prieš JAV ekipą geriausią savo rungtynes sužaidė komandos kapitonas Robertas Javtokas. Vidurio puolėjas įmetė 15 taškų bei pridėjo 9 atkovotus kamuolius. Vienu didesniu čempionato atradimu laikomas ir į startinį Lietuvos rinktinės penketą prasimušęs Martynas Pocius surinko 13 taškų, atkovojo 7 atšokusius kamuolius bei pridėjo 2 rezultatyvius perdavimus. Pagrindinio Lietuvos rinktinės įžaidėjo Manto Kalniečio sąskaitoje 10 taškų, 2 atkovoti kamuoliai bei 2 tikslūs perdavimai komandos draugams. Jauną serbų komandą į priekį veda patyręs vidurio puolėjas Nenadas Kirstičius. Centras per kiekvienas rungtynes renka po 15 taškų, sugriebė kiek daugiau nei 7 atšokusius kamuolius bei prideda po 1 rezultatyvų perdavimą. Puikiai rungtyniauja Eurolygos sezono naudingiausias žaidėjas Milošas Teodosičius. Žaidėjas pelno beveik po 12 taškų, sugriebė po 4 atšokusius kamuolius bei atlieka beveik po 6 rezultatyvius perdavimus. Naudingai rungtyniauja Duškos Savanovičius, kuris įmeta po 11 taškų, atkovoja po 4 atšokusius kamuolius bei perduoda kiek daugiau nei po 1 rezultatyvų perdavimą. Serbų ekipoje taip pat naudingai rungtyniauja ir kiti žaidėjai, tokie kaip Novica Veličkovič, Marko Kešelis ar Aleksandro Rasičius. Kova dėl pasaulio čempionato bronzos jau šį sekmadienį 19 val. Lietuvos laiku. Tiesioginį varžybų rezultatą pateiks portalas Eurobasket.lt.